Ar svarbu, su kokia įranga kuriame savo turinį? Aš manau, kad labai. Bet turbūt ne dėl tos priežasties, apie kurią pagalvojate. Turbūt nėra kūrėjo, kuris bent kartą nepasvajoja, kad jeigu laimėtų milijardą eurų, nusipirktų šustriausias kameras, visus įmanomus super priedus, pasistatytų savo studiją ir taip toliau. Aš irgi kartais apie tai pasvajoju ir pagūglinu įrangą, kurios vienas vienetas šiuo metu kainuoja daugiau, negu aš šiandien uždirbu per metus. Vieną dieną tai nutiks, sakau aš savo, bet tuo pačiu puikiai suprantu, kad daugumos tų šmutkių niekada gyvenime man nereikės iš tiesų turėti kiekvieną darbo dieną. Dirbti su aukštos klasės specializuota įranga yra tiesiog faina. Niekas niekada gavęs galimybę to tikrai neatsisakytų, o kai kurie tai laiko netgi savotiškų prioritetų. Apskritai video ir fotokūrėjų bendruomenėje yra gan kategoriškas susiskirstimas šituo klausimu, ar svarbu, su kokia įranga mes dirbame. Kai kurie kolegos gali kreivai į jūs pasižiūrėti, jeigu dirbate su senesnio modelio fotoaparatais ar pigesniais objektyvais, o kai kurie gali galbūt net ir nuvertinti jūsų profesionalumo galimybės. Aš manau, kad tai yra galbūt šiek tiek arogantiška, nes vis tik nepasirinkta įranga, o darbai turėtų kalbėti apie profesionalumą, bet yra kaip yra. Aišku, viskam tikrai yra ribos. Nors nufilmuoti ar nufotografuoti iš esmės vaizdą galima su bet kuo, kas turi tokią funkciją, koks bus tas vaizdas ir koks bus jo galutinis rezultatas, ar kur bus adekvatu tai rodyti, tai jau visai kiti klausimai. Bet to aš nekalbu apie specifines darbo sritis ar nišas, kurios turi specifinį procesą ir reikalauja specifinės įrangos, visa tai yra savaime suprantama ir nediskutuotina. Jeigu tikrai reikia, vadinasi reikia. Tačiau vėlgi aš noriu sugrįžti prie to, kad neretai tiesiog nereikia. Ir aš manau, jūs puikiai suprasite, apie kokį cringe'o jausmą kalbu, kai pavyzdžiui įsijungi youtuberį, kuris giriasi, kad savo YouTube'o turinį filmuoja su Red Komodo. I mean good for him, bet aš nesirinkčiau Ferrario bulvių laukams arti. Tik minutėj sustabdysiu savo istoriją dėl labai svarbios priežasties, kurią jums bus aktualu išgirsti. Nuo šiol šio kanalo draugais tampa kūrybai neabejingi Šiaurės studijos, tai yra Vilniuje egzistuojanti studijų erdvė, kurioje mano komanda dažnai filmuoja visokius mūsų projektus. O mes su Šiaurė turime ir jums nuolaidos kodą jūsų studijos nuomai. Ten jūsų laukia 5 universalios foto ir video erdvės, platus vietoje esančios apšvietimo įrangos pasirinkimas, daugybė rekvizitų, dekoracijų, o ieškantiems, kur įrašyti podcastą, Šiaurės studijos siūlo ne tik kelias skirtingas podcastų studijas, bet ir visą tam reikalingą įrangą ir filmavimo komandą. Na, bet grįžkime prie tų nuolaidų. Kad ir kiek valandų išsinuomosit, kad ir kurią studiją, kad ir ką ten beveiksit, su kodu AGNE10 gausit vienkartinę 10% nuolaidą bendram savo sumos krepšeliui. Ir šita nuolaida sumuojasi su visomis kitomis Šiaurės studijos nuolaidomis. Taigi nuomokitės, kurkite ir perduokit linkėjimų Šiauriai. Taigi, tęskime. Leiskit trumpai pasidalinsiu savo mintimis, kada įranga yra išties svarbu. Kai reikalingos specifinės techninės funkcijos, kai reikalinga specifinė techninių niuansų kokybė, kai įranga padeda išspręsti kažkokius konkrečius iššūkius, kai dirbate srityje, kuri turi kažkokį konkretų technikos standartą ir kai jaučiate, kad jūsų turimos žinios ir įgūdžiai lenkia jūsų turimos įrangos galimybės. Čia yra puikus momentas susimastyti apie įrangos alternatyvą, kuri būtų pilnavertė. O dabar, kada įranga nėra svarbi? Kuriant istoriją, dėliojant naratyvo struktūrą, priimant emociškai paveikius kūrybinius sprendimus, įranga nėra svarbi tam, kad išmanytumėt filmavimo kompoziciją, apšvietimo, kadruočių niuansus, įdomius, originalius filmavimo rakursus, kameros judesį, montažo psichologiją ir taip toliau. Įranga nėra svarbi tam, kad siektumėt profesionalumo video ar fotos srityje, nes visi iki vieno nuo kažko pradėjo ir dažniausiai su labai minimaliais resursais. Kitaip tariant, įranga nėra labai svarbi, kai norite kurti. Turbūt ne vienas nesiginčysit, kad tai, ką tik išvardinau, yra 1000 kartų svarbesni dalykai negu tai, kokią kamerą filmuojate. Ir mano galvoje dabar sukasi 1000 TikToko vaizdelių, kur kas nors giriasi įsigijęs ten, pavyzdžiui, Sony FX3 ir viskas, ką jie sugeba parodyti, tai tik 5 gražūs kadrai, bet jokio turinio. Tačiau vis tik, po viso to, ką pasakiau, mano nuomonė šio klausimo yra labai konkreti. Taip, yra svarbu, su kokia įranga kūrėme. Tačiau ne dėl to, kad be šustros kameros nebūsime tikri kūrėjai. Ir jau tikrai ne dėl to, kad brangesnė kamera mums sukurs gražesnį paveiksliuką. Mano nuomonė, svarbiausia yra tai, kad įranga, kurią turime, kasdien kviestų mus paimti ją į rankas. Kad kamera būtų mylima, patogi, kad norėtųsi su ją filmuoti. Ir vienam tai tikrai bus koks nors didelis cinemarigas, kitam gal kompaktiškas Lumixas, o trečiam koks nors senas sutrešusio modelio fotoaparatas, kuris iš šono galbūt paverčia jį šiek tiek hipsteriu, bet tuo pačiu ir padeda jam sukurti geriausius jo kūrinius. Įranga tai įrankis, kurio tikslas yra padėti mums kurti. Ir jei tai yra jo didžiausia suteikiama vertė, tada taip, įranga, su kuria mes kuriame, indeed does matter.
Labai lauksiu jūsų nuomonės komentaruose šią temą, bebūtumėt naujokas ar jau patyręs kūrėjas, o jeigu esate naujokas, turiu pasiūlymą specialiai jums. Gegužės 2 dieną prasideda 8 savaičių videografijos kursai nuo 0 iki 1 kliento. Šios kursus gyvai Vilniuje patogiu laiku po darbo valandų vesiu aš ir tikiuosi per 8 savaitės išmokti jūs ne tik filmavimo, montavimo ar kūrybinių pagrindų, bet ir kaip atrasti bei bendrauti su savo klientais, kaip sukurti pelningą paslaugų kainodaros modelį, kaip įtvirtinti ir teisingai pozicionuoti savo kaip laisvai samdomo kūrėjo prekės ženklą ir daugybė kitų dalykų, kurie yra tiesiog būtini siekiant įsitraukti į videografų rinką Lietuvoje. Ši mokymų programa yra idealiai sukurta tiems, kurie nori nuo pradžių susipažinti su videografija, ar tai dėl savo hobio, ar dėl profesionalių ambicijų. Tiesa, į šios kursus mes priimsime 8 žmonės ir nedaugiau, tad jeigu susidomėjot, ilgai nelaukit. Visą informaciją apie kursus rasit video aprašyme. Gero sekmadienio ir iki kito karto.